Sveiki visi Lietuvos Pielininkų asociacijos Knybės LT forumiečiai. Esu dėkingas nuoširdžiai už gimtadienio sveikinimus. Vakar gavau šitą kepuraitę. Manyje susidvejino lygiai tokia pati reikšmė, kai gaunama kepurė Legion étranger, Prancūzijoje svetimtaučių legione. Tai aš padariau tokį išvadą, kad laikas tapti nariu. Laiškas su anketa bus išsiųstas rytoj, pinigai pervesti rytoj. Bet aš manau, turiu teisę užsidėti jau šiandien tą kepurę. Padėkojimui ir palinkėjimui galėčiau padeklamuoti savo dvasinio tėvo Vladimiro Vysockio eilėraštį, kuris vadinasi Daina apie draugą. Jeigu tai pasitaiko jau, jis nei draugas, nei priešas tau. Jeigu taip nežinia, draugas jis ar ne, tą vaikiną į kaunus imk. Neapleisk jo, jei reiks apgink. Kai pavojas žvelgsi akis, tu suprasi, kas jis. Jei vaikinui baugu kalnuos, ir jo drąsa išgaruos, ir suglumęs jis šauks balsų, man baisu, man baisu. Reiškia, jūs visai svetimi. Tu nebark jo, varyk žemyn, čia nereikia vyrų tokių ir dainuot jiems dainų. Jei jisai nežliums, nedėjos, o paniuręs pirmin žygiuos, ir kai tavo kojos paslys, jis kenties, bet laikys, žengs pirmin nedrebės, ant viršūnės svaigs, bet stovės. Reiškia taip, kaip pačiu savimi, tu tikėti jo gali. Reiškia taip, kaip pačiu savimi, tu tikėti jo gali.